Labas, čia Gediminas Grinevičius, verslo treneris. Ir Rita. Labukas visiems, kaip jūs draugai laikotės, gero sekmadienio. Labai tikimės, kad jūsų savaitė prabėgo puikiai. Taip, ir čia Peterboroje taip saulė šviečia, kad Gediminas sako, davai užsidedam akinius. Taip, ypač pas mūsų ofise labai saulė šviečia, čia visą laiką labai saulėta. Ir šilta. Ir saulėta, ir viskas, kaip sakant. Gera nuotaika. Tad labas visiems, ir mūsų šios dienos tema yra, kaip būtent pritraukti daugiau pinigų. Taip, ir turime 4 strategijas, kurias su jumis šiandien pasidalinsime, kaip pritraukti daugiau pinigų į tavo gyvenimą. Žinoma, jeigu tu nori daugiau pinigų, jeigu nenori daugiau pinigų, tai ne čia pataikiai. Taip, bet jeigu tu nori pritraukti daugiau pinigų į savo gyvenimą, tai norime su tavimi šiandien pasidalinti 4 super strategijas, kurios mums jau yra pasiteisinusios ir, kaip sakant, savo kailiu esame tai patyrę ir žinome, kad tai veikia ir tikimės, kad suveiks ir tau. Tikimės, kad ir tau naudos duos, bet aišku, jos duos naudos tik tada, jeigu jas pritaikysit ir panaudosite savo gyvenime, savo versle. Taigi labukas visiems, labas Birutė, labas Alma, Loreta. Malonu visus matyti, labas, kas jungiatės, kaip jūs laikotės. Labas visiems. Tad visų pirma, jeigu žiūri šio video įrašą, padaryk mums paslaugą, parašyk grotelės įrašas į komentarus. Jei esi naujas arba nauja, jeigu pirmą kartą žiūri vieną iš mūsų video, būtume labai dėkingi, jeigu parašytum naujas arba nauja į komentarus. Norėtume pasakyti tau labas, pasveikinti tave prisijungus prie mūsų bendruomenės. Jeigu žiūri dabar gyvai, žinai ką parašyk iš kokio miesto žiūri. Pasižiūrėsime, kokia čia mūsų geografija. Taip, kas iš kur jungiasi. Ir žinoma, jeigu manai, kad kažkam kitam ši transliacija galėtų būti naudinga, būtume nepaprastai dėkingi, jeigu pasidalintum šio video ir parašytum į komentarus pasidalinau. Arba gali tiesiog užtaginti, pažymėti savo draugus, komandos narius, pažįstamus komentaruose žymiau, kad jie taip pat pamatytų šį video. Super, matau, kad viskas veikia, viskas juda. Priminimas. Jau už valandos bus mokymas Čempionų lygoje, tai yra mokymų bendruomenė Čempionų lyga, kurioje bus mokymas apie tai, kaip surinkti 10 000 sekėjų per 90 dienų, per 3 mėnesius. Facebook'e, Instagram'e, TikTok'e, jeigu tu nori, kad tavo socialinės medijos pritrauktų daugiau sekėjų ir tie sekėjai tada, žinoma, gali tapti tavo klientais, komandos narys ir panašiai, tada kviečiame tave į šitą bonus mokymą Čempionų lygoje. Jeigu dar nesi Čempionų lygoje, spausk nuorodą šio video aprašyme, ten rasi visą informaciją ir galėsi prisijungti prie mūsų mokymų bendruomenės Čempionų lyga. Na ką? Matau, turim Šilalę, Angliją, Vilkaviškis, Vilnius, Varėna, nauja, nesena Varėna, nauja, Almeira, Šilutė, Kaunas, Palanga, Šilalė, wow, Kaišiadorys, Kupiškis, Obeliai, Panevėžys, Pakruojis, visi iš skirtingų miestų. Jėga, malonu visus jūs matyti, labas, draugai. Taigi. O tu jau pašnekėjai? Aš jau biškelį. Tai dabar nuo manęs. Dabar aš pašnekėsiu. Gerai. Ne, aš noriu tiesiog pasveikinti, kadangi Anglijoje švenčiame mamyčių dieną, tai nuo manęs aš visas sveikinu mamytes. Ir būsimas mamytes. Gerai, tai važiuojam. Važiuojam? Jėga. Taigi, pirmoji strategija - pritraukti daugiau pinigų. Žinoma, yra dėkingumas ir dėkingumas iš anksto. Tuoj paaiškinsim, ką tai reiškia. Taigi visų pirma, dėkingumas. Apskritai dėkingumas yra viena galingiausių emocijų. Taip, labai sunku būti piktu, liūdnu, depresuoti ir panašiai, kai tu esi dėkingumo būsenoje, ar ne? Labai sudėtinga. Taip, dėl to, kad kai tu esi dėkingas arba dėkinga, tada automatiškai tu visai kitokią energiją spinduliuoji. Taip, ir tai yra turbūt vienas didžiausių iššūkių, būtent praktikuoti dėkingumą, kai tau sunku. Nes labai lengva praktikuoti dėkingumą, kai viskas einasi kaip sviestų patepta, kaip iš pypkės, pinigų pas tave per akis, viskas nuostabu, tada lengva būti dėkingu. Taip, atsibudai ir, paukščiukai čiulba, saulytė šviečia, viskas smagu, taip ir tu dėki. Bet būtent svarbiausias laikas praktikuoti dėkingumą, būtent kai tau sunku. Kadangi šiandien kalbame apie tai, kaip pritraukti daugiau pinigų, ypač, pavyzdžiui, kai tau finansiškai sunku, kai trūksta pinigų, kai vos suduri galą su galu, kai ateina netikėta sąskaita ir nežinai, iš kur ištraukti pinigus, kad ją apmokėti, visą tai mes esame su Rita patyrę. Taip? Ir būtent tais momentais yra svarbiausia praktikuoti tą dėkingumą. Bet tuo metu daugelis ką daro? Puola į neviltį,
puola į depresiją, taip, pradeda pykti, kaltinti Dievą, visatą, kitus žmonės, kodėl aš toksai nesėkmingas, kodėl man pastoviai nesiseka, taip. Ir dar vieną dalyką, kurį jie prideda, kad aš neturiu pinigų. Ir tai yra viena iš klaidų. Kodėl? Todėl, kad kai tu neturi pinigų, reiškia, tu tikrai jų neturi, reiškia zero, nuliukas tavo sąskaitoje ir nuliukas tavo piniginiai. Bet jeigu tu nors turi centą, jeigu turi nors 100 eurų ar 100 svarų, tai jau yra pinigai. Ir daug kas to dalyko nesupranta ir vietoj to, kad būtų dėkingi, kad būtent turi tuos 100 eurų ar 100 svarų ir būtų dėkingi už tai, kad juos turi. Jie iš karto neturiu pinigų, visai neturiu pinigų. Ir atstumia tokiu būdu visas galimybės, visus šansus uždirbti jų daugiau, taip? Nes kaip žmonės nelabai mėgsta turėti reikalų su beviltiškai žmonėmis, su žmonėmis, kurie yra labai reikalaujantis, taip, kuriem viskas blogai ir panašiai. Lygiai taip pat ir visata nemėgsta su tokiais žmonėmis turėti reikalų, taip, ir pinigai nemėgsta užsibūti pas tokius žmonės, pinigai irgi turi energiją ir jie bėga tada nuo tokio žmogaus, taip. Tai dažnai aš klausiu, būtent mūsų saviugdos grupiai, už ką šiandien gali būti dėkingas. Ir mano mėgstamiausias komentaras būna, kai už nieką. Šiandien už nieką negaliu būti dėkingas, taip. Nu tai tada jau aš turiu apie ką pakalbėti, taip. Nes aš visą laiką tada atrašysiu tą komentarą, sakysiu, o ar atsibudai šį rytą? 250 tūkstančių žmonių neatsibudo. Ar turi stogą virš galvos? Yra žmonių, kurie neturi. Ar turi maisto šaldytuve? Yra žmonių, kurie neturi. Aš buvau vienas iš tų žmonių. Aš užaugau su tuščiu šaldytuvu, kai nėra ką valgyti. Taip? Ar turi automobilį ir kuro jame? Daug žmonių neturi. Ir čia aš galėčiau vardinti. Tada labai greitai apsižiūriu, sakai, žinai ką, aš visai turtingas esu. Aš visai apdovanotas esu, taip, aš visai daug visko turiu. Ir būtent kai tu dėkoji už tai, ką tu turi, tada tu gauni daugiau, taip. Dažnai verslė, pavyzdžiui, aš turiu tik tai 3 komandos narius, kaip norėčiau turėti 10 tūkstančių. Kai tu būsi dėkingas už tuos 3, kuriuos turi, tada gausi daugiau. Taip, tas pavyzdys, kaip T. Harv Eker duoda, taip, sako, ateini su vaiku į ledų parduotuvę ir nupirki tam vaikui ledą, taip, tas vaflinis laikiklis ir kaušelis ledo. Ir dar jums nespėjus išeiti iš parduotuvės, tas vaikas plest ir numeta tą ledą ant žemės. Tu geras dėdė ar teta, apsisukat atgal, grįžtat prie prekystalio ir perki dar vieną. Bet vaikas pamato plakatą su ledu, su 3 kaušeliais. Sako, noriu šito, taip. Ar tu pirktum tą su 3 kaušeliais, jeigu jisai ką tik išteškė tą su 1 kaušeliu? Turbūt ne. Lygiai taip pat elgiasi ir visata. Jeigu tu nesirūpini tais pinigais, kuriuos tu jau turi, kad ir kaip mažai jų būtų, tai kam tada visata tau duotų daugiau? Kad ir tuos ištiekštum ant žemės? Kai tu esi dėkingas už tai, tada gauni daugiau. Ir būtent Rita paminėjo, dar vienas skliausteliuose iš anksto. Ką tai reiškia? Vienas galingiausių būdų pritraukti daugiau, tai pradėti dėkoti iš anksto, kad už tai, kas jau ateina, kas jau pakeliui. Už tai, ko dar negavai, iš karto dėkoti. Nes ką tai parodo? Tai parodo, kad tu totaliai tiki, kad tai ateis pas tave, taip? Nes tu jau dėkoji iš anksto. Ačiū, kad aš uždirbu 84 tūkstančius per mėnesį. Bet tu dar tiek neuždirbi. Bet tu jau dėkoji visatai iš anksto. Reiškia, tu žinai, kad tai ateis, taip? Tai yra pirmas žingsnis, taip? Ir labai labai stiprus, labai labai svarbus. Taip, jį būtina, žinoma, praktikuoti. Neužtenka apie tai tiesiog išgirsti per webinarą, taip? Tikrai taip. Ir būtent antroji strategija. Antroji strategija, tai užtikrintumas, pasitikėjimas ir atsipalaidavimas. Taip, kaip ir Gediminas sako, tu esi tikras, kad jau tai pakeliui. Ar tu esi tikras arba tikra? Būtent. Jeigu aš tavęs paklausčiau, kiek tu svajoji uždirbti, koks yra tavo svajonių uždarbis, kiek tu per mėnesį norėtum uždirbti. Ir tada paklausčiau, kaip stipriai užtikrinta arba užtikrintas tu esi, kad tu gausi tos pinigus, kad tu uždirbsi tiek. O dar geriau, kaip tu esi užtikrintas, kad tu tai gausi šio mėnesio gale. Kaip stipriai, taip, kaip tikrai tu tiki. Ir ne per seniausiai girdėjau tokį pavyzdį. Sako, kaip žinoti, kad tu tikrai turi gerą tikėjimą, kad tavo tikėjimas pakankamai stiprus. Sako, įsivaizduok, draugas iš tavęs pasiskolino, sakykime, 1000 eurų.
ir negrąžino mėnesį, 2, 3, 4 ir jau tu šiek tiek jau nervuojasi, šiek tiek pyksti jau, kad taip ilgai negrąžina, šiek tiek jaudinėsi, taip, ar iš viso grąžins ir gauni žinutę iš savo draugo, taip, ir tavo draugas sako, atsiprašau labai, kad taip užtempiau, kad taip užvilkau, kad negrąžinau tau, va, fotografija čekio, kurį siunčiu tau, tas čekis yra 1100 eurų, reiškia su procentais tau, ir va, nuotrauka iš pašto čekučio, kad išsiunčiau tau registruotų paštu. Per ateinančias kelias dienas gausi būtent šitą čekį ir galėsi įsidėti į savo banko sąskaitą. Kaip užtikrintas tu būtum, kad tu gausi tos pinigus? Tu dar neturi tų pinigų, tie pinigai dar nėra tavo sąskaitai, bet tu 100% esi užtikrinta dabar, taip, nes tavo draugas tavo atsiuntė nufotkintą čekį ir nufotkintą būtent pašto čekutį, kad tau išsiųsti jau tie pinigai. Jie galbūt ateis už 2-3 dienų, bet tu 100% jau žinai, kad tie pinigai tavo, kad tu jau juos turi. Va šitaip tu turi tikėti, kad tu uždirbsi tiek, kiek tu nori uždirbti. Šitaip tu turi tikėti, kad pas tave ateis klientai, kad pas tave ateis komandos nariai, kad tavo verslas užaugs. Tokiu tikėjimu turi tikėti, kaip tas tikėjimas, lyg tas čekis jau pakeliui. Plius, gavus tokią žinutę, kas įvyksta? Iš karto, atsipalaidavimas, taip, tu jau atsipalaiduoji, ne tam strese, ateis, gausiu, negausiu, atiduos, neatiduos, ne, vėl visai kita emocija ir būtisena. Taip, nes protinė veikla nemėgsta įtampos, nemėgsta streso, taip, fiziniai veikloje kuo daugiau pastangų, tuo greičiau einasi, taip, tuo greičiau sukalsi vinį lentą. Protiniai veikloje, kuo labiau tu užstresuoji, kuo labiau tu esi įtampoje, tuo sunkiau einasi, taip. Dažnai girdim tas istorijas, kai kažkas nuėjo ten prie fontano, įmetė monetą, sugalvojo kažkokį norą, pamiršo apie tai ir po kelių savaičių ir ten po mėnesio, bum, tas noras realizavosi. Kodėl? Nes jie atsipalaidavo, jie davė užklausą visatai ir tada paleido tą įtampą, paleido, atsipalaidavo. Taip, žinojo, kad, na, visą tai išpildys. Taip, jeigu tai lemta gautis, tai ir gausis. Ir bum, tai vyksta, nes jie nestresavo visą tą mėnesį. Taip, tas pats ir čia. Jeigu tu nori sukurti, būtent pritraukti daugiau pinigų, sukurti tą turtą, tu turi atsipalaiduoti. Tu negali to daryti įtampoj. Kuo labiau tu esi įtampoj, tuo labiau tu būsi beviltiškas arba beviltiška. Taip, tuo labiau žmonės jaus, kai sako, tą komisinių kvapas sklinda tau iš burnos ir doleriukai tavo akise. Taip, turi atsipalaiduoti. Taip, paleisti tą stresą, paleisti tą negatyvę energiją. Taip. Būtent. Trečia strategija. Ar naudinga, tarp kitko? Parašykite į komentarus. Taip, ir kad būtumėt atsipalaidavę, kad viskas tekėtų ir eitųsi kaip iš sviesto. Trečiasis strategija yra nesavanaudiškas tarnavimas, vertės davimas. Taip, kad tie būtent doleriai nesklistų jums iš burnos. Duokite vertę, su malonumu, su meile, duokite, dalinkite vertę kitiems. Būtent, kai man, pavyzdžiui, asmeniškai, kai aš noriu uždirbti daugiau, aš neklausiu savęs, kaip galėčiau šį mėnesį uždirbti daugiau. Net neklausiu savęs, kaip galėčiau šį mėnesį parduoti daugiau, kad uždirbčiau daugiau. Aš tada iš karto klausiu, kaip galėčiau šį mėnesį duoti daugiau vertės. Kaip galėčiau pasitarnauti didesniam kiekiui žmonių. Nes aš žinau, kad kuo daugiau vertės aš duosiu, tuo daugiau man sugrįž. Kuo daugiau žmonių aš išspręsiu problemas, kuo daugiau žmonių pasitarnausiu, kuo daugiau žmonių pridėsiu vertės prie jų gyvenimo, tuo daugiau aš uždirbsiu, ar ne? Kai sako, kur yra pinigai, kurių tu nori? Kur yra tie pinigai, kurių mes norim? Kitų žmonių sąskaitose. Kitų žmonių banko sąskaitose, taip? Ir jeigu tu nori juos sąžiningai gauti, taip, neapgaudinėti tos žmonės, ten kažkaip išviliuoti tos pinigus iš tų žmonių, bet sąžiningai gauti tos pinigus iš kitų žmonių, ką tu turi padaryti? Turi jiems duoti kažkokią tai vertę, kad jie norėtų tau sumokėti tos pinigus, ar ne? Taip, per savo produktą, per savo paslaugą, per savo verslo galimybę, ar kažkaip taip, bet tu turi kuo daugiau duoti vertės. Pagalvok apie turtingiausias kompanijas pasaulyje, ten Microsoft, Apple, Amazon ir taip toliau. Ką jos daro? Jos aptarnauja didžiulį kiekį žmonių. Jos išsprendžia kažkokią problemą didžiuliam kiekiui žmonių. Ir tokiu būdu žmonės patys tos pinigus jiems duoda. Jiems nereikia vilioti tos pinigus, apgaudinėti žmonės ar kažką. Taip, žmonės patys ateina pas juos su pinigais ir prieš tai naktį su palapinėmis laukia prie durų, nes va išeis naujas telefonas, nes va atsiras naujas produktas. Taip, būtent ir tu kuo daugiau vertės sukursi,
kuo daugiau naudos duosi, tuo daugiau pritrauksi pinigų. Jeigu tu nori pritraukti pinigų, turi užduoti savo tą klausimą. Kaip aš galiu duoti daugiau vertės? Kaip aš galiu padėti didesniam kiekiui žmonių per trumpesnį laiką? Kaip galiu aptarnauti dar geriau ir dar daugiau žmonių? Ir tada pinigai yra neišvengiama to pasiekmė. Jeigu tu padėsi didesniam kiekiui, jeigu tu išspręsi daugiau žmonių problemų, jeigu tu aptarnausi daugiau žmonių, šalutinis efektas yra daugiau pinigų tavo banko sąskaitoj. Kaip sako, tavo banko sąskaitos likutis rodo, kiek žmonių tu padėjai. Jeigu tu nesi patenkinta tuo banko sąskaitos likučiu, reiškia, tu nepadedi pakankamai žmonių. Tu paprasčiausiai neaptarnauji pakankamai žmonių. Tai va. O ketvirta strategija irgi ką darys? Padės tai padaryti. Išmintis, vertės kėlimas, savivertė. Taip, tai čia būtent eina kalba jau apie ką? Apie savo vertės kėlimą. Taip, reiškia, ar gali du žmonės dirbti vienoje kompanijoje ir vienas žmogus gauna 10 eurų per valandą, o kitas 100 eurų per valandą? Žinoma. Bet tai kaip taip gali būti? Kokia neteisybė? Kodėl kažkas gauna daugiau? Didelis šansas, kad tas žmogus, kuris gauna 100, duoda daugiau vertės tai kompanijai, yra vertingesnis žmogus. Taip? Ir kaip mes tampame vertingesni? Kai sako, mes visi esam lygus kaip žmonės, taip, visi esam lygus Dievo akise, bet rinkoje mūsų vertė skiriasi, taip, skiriasi nuo ko? Nuo tavo žinių, nuo tavo patirties, nuo to, koks vertingas arba kokia vertinga tu esi kitiem žmonėm, kitom kompanijom, savo kompanijai, savo darbdaviui, savo bendruomeniai ir panašiai, taip, ir būtent specialiai užrašiau savivertę. Tokiu būdu, savi, brūkšnelis, vertė, taip? Kas yra savivertė? Savo vertė, taip? Tai reiškia, kai kurie žmonės sako, oi, aš turiu labai žemą savivertę, aš labai savęs nevertinu. Ir galbūt kai kurie iš jūsų sergate šitą ligą, taip? Kur jūs, pavyzdžiui, nedrįstat paprašyti daugiau pinigų, nedrįstat parduoti savo produkto pilną kainą, nedrįstat net pasvajoti, kad jūs galėtumėte uždirbti ten 3,000 eurų, 5,000 eurų, 10,000 eurų per mėnesį, nes tai jums, oi ne, aš nesu verta tiek, ne, man tai tiek nemokėtų niekas, ne, man tai tiek neduotų, ne, iš manęs tai nepirktų. Ką tai reiškia? Reiškia, tavo savivertė yra žema. O žinai, dėl ko tavo savivertė yra žema? Dėl to, kad tu nekeli savo vertės. Kai tu keli savo vertę, taip, būtent per tą išmintį, taip, iš kur ta išmintis ateina? Iš kur ateina išmintis? Per mokymąsi, per investavimą į save. Būtent knygos, kursai, seminarai, renginiai, mentoriai, darbas su savimi, taip. Ir vėlgi, ar tu manai, kad tu esi verta arba vertas tos investicijos? Jeigu tu neperki knygos, nes jinai yra per brangi, nes jinai kainuoja 15 eurų, tai reiškia, ką tu sakai visatai. Aš esu neverta 15 eurų, aš esu nevertas 15 eurų, kad į save investuočiau tos 15 eurų. Geriau nusipirksiu 5 skardinės alaus, taip? Ar 3 pakelis cigarečių, taip? Tai bus geriau išleisti pinigai. Jo? Nes būtent mes galbūt nusprendžiam, kad mes esame neverti, taip? Tai kuo tu labiau keli savo vertę, taip? Kuo daugiau žinių įgyji, kuo daugiau praktikos, kuo daugiau patirties, kuo daugiau kontaktų užmezgi, kuo didesnį, kaip sakant, tinklą padarai, taip? Tuo tu tampi vertingesnis arba vertingesnė rinkoje, taip? Reiškia, potencialiam klientui tu tada esi vertingesnė. Potencialiam verslo partneriui tu esi vertingesnis, taip? Kodėl turėtų žmogus jungtis į tavo komandą? Ką tu jam duosi? Kodėl žmogus turėtų pirkti iš tavęs? Kuo tu išsiskiri iš 1000 kitų žmonių, kurie pardavinėja tą patį, taip? Ar tu esi pakankamai vertingas arba vertinga, taip? Kad pritrauktum tos pinigus, kad tie žmonės su pinigais patys ateitų pas tave, taip? Na ir sakėm, pasidalinsim 4 strategijom, bet mes visą laiką mėgstame duoti daugiau vertės negu prižadant, taip, over delivering, taip, tai turime jums bonus strategiją. Palauk, nerodyk dar. Kas norite bonus strategijos, gal niekas nenori. Ar vertinga apskritai, ar gavot naudos iš šitų? Tegu rašo dar, man neužtenka, kad vieną kartą parašo. Dar mūsų klausė, ar matom pro akinius, mes viską puikiai matom. Taip, viską matom ir jūs matom, mėlyjei, kaip jūs laikotės. Norim, rašo. Nu gerai, jeigu jau nori, tai tada pasidalinam bonus strategiją. Vizualizacija plus žaidimas. Tai Rita pasidalins apie žaidimą, o aš pasidalinsiu apie vizualizaciją. Taip, kai kurie iš jūsų galbūt esate girdėję, kad jūsų pasąmonė, jūsų protas nežino skirtumo tarp to, kai tu kažką įsivaizduoji
ir tarp to, kai tu iš tikrųjų kažką darai. Reiškia, jeigu tu įsivaizduoji, taip, mintise vizualizuoji, kad tu jau uždirbi kažkokią tai sumą pinigų, kad tu jau turi svajonių automobilį, namą, kelionę ar panašiai, taip, tai padeda tau greičiau tai pasiekti, nes tu jau sukuri tada tą energiją, kurią turėtų būtent tas turtingas žmogus, taip? Ir net, kai sako, elkis jau dabar taip, kaip elgtumės, kai tu būtum turtinga arba turtingas, taip? Net jeigu šiuo metu tavo banko sąskaitų išvilpia vėjai, taip? Aš nesakau, kad eik dabar pirkti Ferrarius ir ten išlaidauti, bet elkis, būk tokioj būsenoj, kokioj būtum, jeigu tu jau turėtum 1 milijoną eurų savo banko sąskaitoj. Jeigu tu jau turėtum viską, ko tau reikia, taip? Ir jeigu nori dar vienu žingsneliu sustiprinti šitą strategiją, tai neperseniausiai girdėjau tokį patarimą vienoje knygoje, kurią skaičiau. Ir būtent sako, visata arba Dievas dar labiau norės tau padėti pasiekti tavo tikslą, jeigu tas tikslas yra tam, kad padėtų išvystyti pilną tavo sielos potencialą. O, čia didelis kąsnis, kurį praryti reikia vienu ypu. Taip, ką tai reiškia? Reiškia, neretai mums visata arba Dievas nepadeda pasiekti mūsų tikslo ne dėl to, kad mūsų tikslas yra blogas, o dėl to, kad priežastis pasiekti tą tikslą nėra pakankamai gera. Pavyzdžiui, galbūt tu užsibrėži tikslą uždirbti tam tikrą sumą pinigų, bet neįvardini vardan ko. Tiesiog, va, aš noriu uždirbti tokią sumą pinigų, taip? Ar aš uždirbu tokią sumą pinigų? Bet kam? Kam tau jų reikia? Vien dėl to, kad tavo sąskaitai būtų daugiau nuliukų? Vien dėl to, kad daugiau popierinių kupiūrų tu turėtum savo piniginiai? Kam tau reikia tų pinigų? Ar būtent tie pinigai, kuriuos tu uždirbsi, padės išvystyti tavo sielos pilną potencialą? Reiškia, man, pavyzdžiui, aš noriu uždirbti tam tikrą sumą pinigų, kurios aš siekiu, ne tam, kad mano sąskaitai būtų daugiau nuliukų, o tam, kad mes su Rita galėtume daugiau keliauti ir pamatyti daugiau pasaulio. Praturtinti savo žinias ir patirtis ir galbūt tapti geresniais žmonėmis tos patirties dėka. Kad mes galėtume daugiau laiko skirti skaitimui knygų, naujom patirtim. Kad mes galėtume dalyvauti daugiau seminarų ir renginių ir konferencijų, kuriuose galbūt dabar dar negalim sau leisti sudalyvauti. Taip, kur kainuoja bilietas 5,000 eurų, ar 10,000 eurų, ar 20,000 eurų. Taip, reiškia, aš noriu uždirbti tos pinigus ne tam, kad turėčiau daugiau nuliukų banko sąskaitoje, o tam, kad mes galėtume išpildyti pilną savo sielos potencialą. Kad mes galėtume išmokti viską, ką galime išmokti, patirti viską, ką galime patirti, kad taptume geriausiomis savo versijomis ir tokiu būdu tada galėtume kitiem padėti. Tada galėtume prie kitų gyvenimų daugiau prisidėti, kad galėtume kitiem duoti, taip? Nes jeigu tu neturi nieko savyje, tai ką tu gali duoti kitiem, taip? Tai reiškia, vardan ko tu nori uždirbti tos pinigus? Ar yra pakankamai gera priežastis tau uždirbti tos pinigus? Va čia yra klausimas, taip? Ir tada visata ir Dievas labiau norės tau padėti. Na ir dabar prie to žaidimo. Taip, tai šitas žaidimas iš tikrųjų padeda ir pratinti gausos mentalitetą. Ir žinoma, jį galima daryti 7 dienas arba visą mėnesį, bet aš jums duodu iššūkį ir padarom 7 dienas. Ir labai lauksiu jūsų atsiliepimų, tie, kurie po šio video. Taip, kurie padarysit, lauksiu jūsų atsiliepimų. Tad paimsim ir pradėsim nuo rytojaus ir paimsim sumą 1000 svarų ar eurų. Taip? Ir ką jūs turit padaryti? Ryte jūsų sąskaita įkrenta 1000 eurų svaro ir jūs juos visus turite išleisti. Tad turit paimti ir parašyti visur, kur tik išleisit tuos 1000 eurų ar svarų. Antradienį jums į sąskaitą įkrenta 2000. Vėl turite iki pat paskutinio cento juos išleisti. Trečiadienį 3000, ketvirtadienį 4000, penktadienį 5000, šeštadienį 6000 ir sekmadienį 7000. Gerai. Tad labai iš tikrųjų įdomus šitas žaidimas, dėl ko? Nes irgi būna žmonių, kurie sako, aš noriu va tą įvardiną sumą, o jie net nežino, kur tus pinigus išleis. Ir jie irgi, va noriu, bet kur tu juos išleisi?
Kodėl visata tau tos pinigus turi duoti? Tad šitas žaidimas jums būtent padės irgi tokią pasipraktikuoti. O kur jūs išleisit tuos 7,000 svarų ar eurų? Taip, tai yra kaip praktinė vizualizacija. Taip, tu praktiškai jau vizualizuoji, va, kai ateis tie pinigai, ką aš su jais darysiu, kaip aš juos išleisiu, kur aš juos investuosiu, ką aš už juos pirksiu ir panašiai. Taip, tai va. Va, Izabelė sako, iš karto lekia į retrytą Kiprę. Jėga? Super, fantastika. Tai primenam, taip, kad Kipras gegužės gale. Tikrai taip, tikrai taip. Tai va. Tokie patarimai šiandien, draugai, labai tikimės, kad buvo naudinga ir taip pat jau už pusvalandžio Čempionų lygoje, mokymų bendruomenė Čempionų lyga, prasideda mokymas, kaip surinkti 10 000 sekėjų per 90 dienų, per 3 mėnesius. Facebook'e, Instagram'e, TikTok'e, visur galima šitą strategiją pritaikyti. Jeigu nori pamatyti šitą mokymą, būtinai keliauk į Čempionų lygą už pusvalandžio. Jeigu dar nesi Čempionų lygoj, nuoroda yra šio video aprašyme, gali prisijungti jau dabar ir sudalyvauti dar šį vakarą būtent šiame mokyme. Šito mokymo įrašas liks visam laikui Čempionų lygoje, dėl to jau dabar kviečiame jūs jungtis, kviečiame pasidalinti su savo komandos nariais, jeigu manote, jiems būtų naudinga ir pasimatysime jau už pusvalandžio Čempionų lygoje. Aš greitai Rositos klausimą atsakysiu, ar yra svarbu kokiam išlaidom? Ne, nėra. Leiskit, kaip tik tai jūs norite. Taip. Visiems gero vakaro ir iki greito. Čiau, čiau.